pagarsino teisėjai visus argumentus, jūs girdėjote teismo salę. Tai negalime apšnėti. Ponas Sanskau, gal galite trumpai pasakyti iš tiesų, kokiais argumentais prašot nušalinti teisėją? Na, aš išdėsčiau argumentus rašytinėme prašyme, pagrindiniai argumentai yra du. Tai, kaip girdėjote, šiandien teisme pateikiau prašymą iškviesti ir apklausti liudytojus, kurie yra svarbus teismui sprendžiant, ar praėjusiame teismo posėdėje apklausta liudytoja Stankūnaitė davė teismui teisingus ar melagingus parodymus. Tačiau, kaip girdėjote, teismas tokį prašymą atmetė. Analogiška situacija yra ir su tos pačios liudytojos atsisakymu duoti parodymus, apie ką mes kalbėjome po praėjusio teismo posėdžio. Jūs patys girdėjote, kad liudytoja atsisakė atsakinėti į užduodamus klausimus, tai atsisakė duoti parodymus teisme. Tačiau nuo gegužės 17 dienos iki šios dienos, tai yra iki birželio 14 dienos, beveik praėjus mėnesiui, teismas nesijėmė aplamai jokių įstatymų numatytų procesinių prievartos priemonių, kad kažkaip būtų reaguota į tokį liudytojos elgesį. Todėl aš manau, kad šitos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad bylą nagrinėjant teisėja gali būti šališka. O ponas Usas labai drąsiai sako ir dabar, net po to, kaip pareikšti kaltinimai melagingų parodymų, jis vis tiek teigia, kad matė Usą. Ponas, kaip jūs turit galvą? Atsiprašau, Kedys. Tai aš to nebijau, ką jūs paklaustumėte? Būtent jo paties ir jūsų, tai čia melagingi tada kaltinimai pagal ką iškelti jūsų manimo? Tai jūs bylos medžiagą matėte ir pagrindiniai ir vieninteliai kaltinimo liudytojai yra tik tai trys, tai yra Stankūnaitė, Stankūnas ir Stankūnienė. Daugiau jokių kitų liudytojų ar kitų duomenų šioje baudžiamoje byloje nėra. O ponas Kedys tvirtas, kad tikrai matėt?